3200 kalorijų papildom. Tai va, kolektyvas pabaiginėjus savo skanėstą, užkrovą rytojus atkelimam. Kokie atkelimai? Mirties trauka. Geras OG pavadinimas. Greičiausiai taip ir pavadinsim. Tai darau šiandien užkrovą. Koks čia vienas pyragelis. Parodysiu jums, kaip yra. Per šiandien dieną suvalgiau tokius 2. Tai 100 gramų yra 400 kalorijų. Tai čia kiek yra? 400. Tai 400 kart 4600 kart 2. 3200 kalorijų papildom. Ir dar laukiu savo lengvo snekso. Nes jau daugiau maisto sveiko nebetelpa. Tai pabandysiu sugrūst tokiu. Ir pažiūrėsiu, kaip rytoj seksis atlaikyti deadliftų treniruotę. Pirma dalis jo buvo skani. Kaip ir kito. Bet ko toliau, to labiau nenoriu. Bet pažiūrėsim, kaip rytoj jausios traukose. Užkrova padaryta. Deadliftas spaudimas. Visai nieko. Tai dabar yra 9:30 vakaro. Pabaigiau savo cheat mealsą. Papildomas cheat mealsas dar atvažiuoja. Ir tada rytoj papusryčiaujam. Padirbu valandą. Ir bandom, žiūrim, kaip gausis traukta. Tai turėtų ir atvaryti papildymas maisto. Tai vat. Galima tą daryti ir sveikai. Tai šiandien aš surinkau jau iš sveikų 107, kažkur 190 gramų baltymų. Tai šitą neskaičiuoju netgi. Ir dabar dar pabaigsim su 2 ingredientais slaptais. Tai vat kokie tie ingredientai bus, aš jums irgi toj parodysiu, nes jie dar važiuoja. Ir tada bus pilna užkrova. Ir reiškia, sveikatos rytoj bus arba bus labai bloga. Neaišku, kaip gali būti, ne? Tai va į tą pusę. O, turim ir maistą. Jau. Tai kas per paslaptingas patiekalas viduj? Labai lengvas startas. Gal net nusivylęs savo tokių čitmėsų. Bet maišelė yra dar vienas maišelis, kuris labai mažas. Ojoj. Ir ta maišelė kitam yra servetėlės. Ta maišelė yra 2 cheeseburgeris. Ir 5 crispy chicken. Tokie kaip nuggetsai gabalėliai. Va, naktipečiam. Ir einam į traukos treniruotę. Pirma padanga. Antra padanga. Trečia padanga. Ketvirta padanga. Penkta padanga.
2 kem, 2 kem 5. Maža padanga ir padangėlė. Pradedam 2 kem 5, 4 po 2. Jaučiasi kryvai, nes žemės kryvos, bet kažką padarysim. Važiuojam. Biškį persistačiau štangą, tai lengviau, bet vis tiek viskas dreba, juda žiauriai nepatogu, bet kaip sakoma, lengva kare sunku mūšį. Važiuojam. Tai po lygos žymiai sunkiau traukti. Atrodo, kad tokio kvėpavimo neturiu, bet su kiekvienu kartu vis aš įsivažiuoju. Kitas niuansas, čia žiauriai daug duobių, tai deadliftam nepasaka, bet užtat po to bus lengviau traukti. Tai paskutinis pakartojimas lieka. Viskas vėjuota, banguota, slysta štangos duobių daug, bet padarėm. Tai ir oro nėra, biškį išsipūsiu nosį ir tada deficitai stiprinam toliau nugaros apačią, kad apačia deadlifto kuo lengviau nueitų. Tai 3 po 4 su 109. Yra reikalų, bet skaniai. Labai oro trūksta, nes pilnas snarglių. Tai tą tikiuosi pramušiu. Visuose pakartojimuose pradėjau jausti hamstringą. Tai va šitai va dalykai, kur jungiasi sėdmo hamstringas kartu bišį kabiną. Tai prasėsiu. Reikia spręsti problemas. Dažniausiai, kai nelygiai, mano viena pusė klubo yra aukščiau, kita žemiau. Tai todėl taip gaunasi. Tai kai labai nelygi platforma, būna šakis. Bet va biškį. Spazmą tokį praseinam ir turėtų žymiai lengviau antrą kartą trauktis. Jo, vat reikia spręsti tas problemas taip atidžiai. Kartais tas neligumas, žinai, kai su mažu svoriu nesijaučia, o čia žiauriai jaučiasi. O, hamstringus reikia pavaryti. Tokia realybė, vyrai. Nežinau, kas žiūrit, gal ir moteris kartu. Galit prisistatyti komentaruose. O čia taip ir atrodo skaniai. Jaučiasi. Biškiau susiklijavę. Išsilyginam. Iš karto lengviau pasiekti, nes jaučia tą pusę. Tai. O dabar užtikrintai dar vienas lieka. O dabar atsinešiau normalų aukštį. Deficitam pats tas bus traukti. Iš tikrųjų ne tam. Kai sportuoji 2 valandas, tai 15 minučių darai pratimus, jeigu ne mažiau. O valandą 50 tiesiog va tokį suolą pasėmiu pasėdėti. Jėgos tokios yra treniruotės. Prisėsti reikia. Tada smagiau. Traukas baigiam, važiuojam spaust. Toli nenuvažiuosim, čia šalia.
Sunkiai atlečių batų neturim, bet yra Jordanai. Rengiamės Jordanus ir važiuojam. Statom televizijos bokštą. Nebent nori paspausti šitos 2 kartus, tai tada priimsiu. Sutarėm. Arba reikės vandens butelį atiduoti. Jeigu nepaspausiu. Tai jeigu žiūrėkit, ponas. Aš šiandien spaudžiau 107,5 ant 3. Tai dabar lengvinsiu. Galim dabar paskaičiuoti maksimumą. Tai neatsimenu, kiek čia gaunasi, apie 106, jo. Tai dabar spausim 3 po 5, 125. 160. Tai vienoje pusėje 60. O tai jeigu taip skaičiuojam, nu, žinai, čia kaip su hanteliais, tai su štanga irgi gali tik tais vieną pusę skaičiuoti. Jo, tai spaudžiam dabar 3 po 5, 125. Darau. Norėjau tave prisitarti, spausim, kad... Šimtas 7,5 pasispaudė neblogai. Dabar spaudžiu 125, 3 po 5. Tai prieš tai spaudžiau mažas pirsas ant žėro. Dabar pasėmiau biškį plačiau. Yra reikalų, bet visas esmė su kvėpavimu. Tai vat nėra kvėpavimo ir iš karto dūst. Aišku, gal po deadliftų spaudimas jisai šiaip sunkesnis, bet kogi nepadarysi. Reikia per save perlipti. Tai dar 2 setai pasispausim 125. Jo, toksai gilnas kalbėjimas yra toksai, žinai, per nosį. Tai biškį oro trūksta, bet dabar įsivažiavau visai nieko. Tai visa esmė lieka ten pat. Dar nepasiduoti ir užbaigti, ką pradėjom. Tai tas bench pressas, jisai dabar juda visai nieko. Įsitempimas labai svarbu, galvojimas apie tai. Ir manau, kad 102,5 dar pakartosiu ir 107,5 3 kartus įvykdysiu.
to get made. Since I was young, I tasted sorrow on my tongue, and this sweet sugar gun. Paskutinis 125 buvo ir dabar einam daryti traukas tiesiom kojam su hanteliukais. Visas šitmilas vakar gerai padėjo užsikrauti visą treniruotę, kaip ir labai gerai ištempiau. Dabar galim biškai pabandyti dvigubus bicepsus. O, jeigu dar atsipakana. Buh. O. Užkrova suveikia. Ką, treniruotę turim ir dar vat jums laimingą pabaigą parodysiu. Turėsiu procedūrą. Biškį jau buvau naudojau. Besipilsiu vandens. Žiūrim, kad jau druskos. Nu ką. O, ir nosis grįžta su druskom biškiai išsiskalau. O tokia realybė.